Kurios tulpės labiau, prie kurios spalvos tulpės labiau tinka? Ne, šiandien reikia tulpės ne prie spalvos derinti, bet prie moterų. Su moterų diena visas mūsų Dzūkijos veido žiūrovės. Einam sveikinti. Labas rytas. Noriu pasveikinti su gražia jūsų diena, palinkėti šypsenų, nes kas geriausiai žmogų puošia, o moteris patinka šypsenų. Ačiū jums labai. Ačiū, norėsit užėjti? Taip. Jeigu leisit. Noriu pasveikinti su gražia jūsų diena, kad kuo mažiau būtų klientų. Daugiau palinkėti. Gerai, kad žodžiu, kuo būtų mažiau priklių. Taip, o! Einam, pažiūrėkime. Ačiū jums labai. Ačiū. Nedegina šviesų, nežibina be reikų. Kažin, ar pasikeitė merė kabinetą nuo būsiu merą. Ne. Reikia tikėtis merės priimamasis, kad būtų. Labas rytas, labą dieną. Rytus diena dar. O, žalia valgiai čia gyvena. Čia kažkokia žalia valgiai. Jaučiu, jie yra, žinokit, su kokiu brendžiuku, jūs lieka. Norim nuo Dzūkijos veido pasveikinti su gražia jūsų diena. Ačiū labai. Ačiū labai. Prašau. Ar šiaip yra? Galime srūkdyti? Tikėkime, kad merė geros nuotaikos po vakar susitikimo su Makniūnų bendruomenė. Nespėjau pasakyti. Gerai, kad nespėjom, nes pamatėm reakciją. Labą dieną. Mes nuo Dzūkijos veido norim pasveikinti jūsų nuostabę, jūsų diena ir palinkėti, moteris gražiausia yra, kada šypsosi. Kad jūsų darbe... Nuoširdžiai. Na, dar būna... Na, politikų darbe tai būna ir nenuoširdžiai, tikrai taip, reikia pripažinti. Tai va, kad jūsų darbe būtų tų šypsenų kuo daugiau. Aš labai džiaugiuosi, kad po vakaro susitikimo su Makniūnų bendruomenėje šypsena nedingo, matau. Ji nuoširdi. Tikrai taip. Tai va, tai su jūsų diena linkiu šypsenų ir jūsų kolektyvo veiduose. Ačiū labai, priimu viso kolektyvo vardus, sveikinimus ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Tai sveikinimais iš jūsų. Ačiū. Ačiū jums. Kaip sekasi jums? Neblogai. Tikrai neblogai. Tikrai neblogai? Tikrai neblogai. Ar su jūsų atėjimu padaugėjo moterų tiek šitam pastate, tiek seniūnaitijose, seniūnių? Nu, seniūnai, seniūnės tiek pat yra, kiek ir buvo. Moterų ar padaugėjo čia? Panašiai. Tikrai nepakito kažkoks... Jūs žiūrite nes dabar kažkaip kartais susidaro įspūdis, kad labai, pirmenybė yra teikiama tarsi tai lygybė, kad išlaikyti moterim. Ar jūs žiūrit būtent į tai akcentuojatės, ar žiūrit į kvalifikaciją? Į kompetenciją, tikrai vienareikšmiškai į kompetenciją. Na va, bet žinokit, labiausiai kompetentingos yra moteris. Pasisekė tam Alytaus rajonui. Vieną pažiūrėsim, ar mero gėlės gražesnės, ar mūsų. Svarsės priimamas. Turėtų pasipilti kataujantis savivaldybės darbuotojai, tai gal po šitas įeisim už pagrindinės duris. Va, pendamas. Labą dieną. Labą dieną. Nuo Dzūkijos veido, su jūsų diena. Ar mes čia įeisim? Nu, nelabai. O gal leisiu? Mes norim taip netikėtai užklupti. Netikėtai užklupti. Nu, gerai. Su jūsų nuostabia diena. Ačiū. Žydėkit. Ačiū. Skleiskite kaip šitie tulpių žiedai. Ačiū. Nuo Dzūkijos veido, kad žydėtumėte ir šypsotumėte. Ačiū labai. Ačiū. Yra pasirodo dirbančių. Vaktas pasitinka visus gyventojus ir piktus, ir laimingus. Tai su jūsų diena. Ačiū labai. Kad ateitų tik tais su gerom žiniom ir su gerais prašymais. Ačiū.
jūsų šypsotis, kad tik tais beliktų. Nu, aš tikiu, kad jūs tik tais ir šypsotės, nes kai ateina žiūrėti, kokios dabar filmus? Palakit, valo. Bučiuoju Juozas, va. Šiandien seniorams jau buvo skirtas. Seniorų dienos proga. Ai, va, iš kur čia tiek daug? Viskas jau nebebus jau dabar, ne? Nu va, tai yra neblogas pasirinkimas. Kung Fu Panda 4, draugų lažybos ir gerbiamos damos, jūsų mėgstamas filmas Nematomas draugas. Jūsgi mūsų nematot. Policijos pareigūnai įteikia vairuotojo apdėlių, tai tikiuosi veidas eina įteikti pareigūnėms. Kad nebaustų. Labai diena. Dzūkijos veidas noriu pasveikinti jūsų iš čia taip užsibarikadavimą su jūsų nuostabia diena. Ačiū. Va, palinkėti šypsenų. Norim taip pat ir pas jūsų atstovę žiniasklaidai. Žinokit, šiuo metu pietauja ir jos nėra. Tai mes galim pagauti dar gal pareigūnių. Visi pietauja, visi pareigūnai arba iškvietimi, arba pietauja. Nuo 12 pietauja. Ir bus čia apie 15 pirmotką. Ir bus be 15. Tai dar visas pusvalandis kažkur. Sėsim ir lauksim prie migracijos skyriaus. Kol pareigūnės pareigūnės. Visą gyvenimą mes ir laukiam. Labą dieną. Palaukit, tai nusiim sakė negražu, yra kai saulė nešviečia. Su moters diena sveikinam pareigūnės ir linkim, kad pareigose, kai tarnyba šaukia, kad būtų tik dėl smagių dalykų. Gerai, ačiū labai. Ačiū jums. Galvoju, kas laukia. Pareigūnai, mes jau esam ne kartą matę, kaip pareigūnai kovo 8 stabdo vairuotojas ir jas nebaudžia. Čia diskriminacija, noriu pastebėti. Vat, aš kovo 8 negalvoju, reikia pasidažyti ir tada galiu minti per vietą 100 ir bus vis tiek nedabaus. Baudžia. Tai va, tai kaip bebūtų, Dzūkijos veidas nori pasveikinti pareigūnės atliekant jų tarnybą, palinkėti, kad būtų kuo daugiau smagių akimirkų ir kad liktų tik tais šypsotis. Ir kad jūs su mumis dalintumėtės gerom žiniom. Svarbiausia gerom. Kad, pavyzdžiui, jeigu būtų paieškomas asmuo, tai tik tais dėl to, kad moteris ieško vyro arba vyras ieško moters. Va tokios paieškos. Mes tenksimės. Ir jeigu būtų vagystė, tai tik tais širdies. Ačiū labai. Su kovo 8. Ačiū labai. Su kovo 8. Labai ačiū. Galima apsikabinti. Galim. Galim ir mes. Nu ir va, tai gražios šventės. Ačiū. Gražios savaitės. Nu va. Paskelbta moterų paieška. Va. Eina be keilytės. Norim pasveikinti Dzūkijos veidą su nuostabia moters diena. Palinkėti šypsenos jūsų veide. Aš tikiu, kad jau ne pirmas sveikinimas šiandien. Nu ne. Ir ne paskutinis. Ko gero. Su romantiška vakarienė vakar. Ačiū. Ačiū jums. Labą dieną. Dzūkijos veidas sveikina su moters diena. Ačiū labai. Linki šypsotis visada. Jau mes ir įsišiepėm. Nu va, kaip iš karto, kaip gėlės puošia iš karto Labai moterį. ačiū jums. Ačiū labai. Geros dienos. Ir jum? O, pažiūrėsim, su krepšiais pareina moteris su krepšiais pareina. Ir pažiūrėsim, kur jinai įdės gėlę, jeigu mes ją įteisim. Gal mes krepšį? Labą dieną. Dzūkijos veidas nori pasveikinti nuostabę moters dieną ir galvoju, vat jeigu įteiksim gėlės žiedą, kur jūs dėsit tuos krepšius, nes abiejose rankose po krepšį? Anūkų laukia irgi su turpė. O močiutė lauks, ar ne su šitom... Žinokit, labai skanu. O dieve, čia kaip skanu. Čia labai patinka Nuklausykit. sąžininga močiutė. Prašau. Labai jums didelis ačiū. Jau anūkai tai net bėgom lekia pas jūs. Tikrai taip. Tai netrukdysim. Geros dienos. Jum irgi. Labą dieną. Labą dieną. Taigi kaip jūs čia be gėlės? Va, kai vyrai, moteris ne visos mėgsta gėlės, suprantat? Va, būna. Ar jūs gėlės mėgstat?
labai. Nu tai va, tai einat be gėlės. Tai norim su moters diena pasveikinti. Dzūkijos veidas, palinkėti šypsotis ir puošti mūsų varganą vyrų gyvenimą. Nu ir dėkui, nes neturiu aš jo. Nu, o Nu tai... tai va, kaip sykis, man labai gerai, dėkui labai. Tai linkim surasti. Gerai, dėkui, geros dienos Jums irgi, ačiū. Kągi, kovo 8 nuostabi diena. Sveikinam Dzūkijos veido vardu visas moteris su kovo 8-ąją. Netrukus įteiksime šią puokštę mūsų Dzūkijos veido žaidimo nugalėtojai. Ir tuo pačiu noriu pasveikinti dar kartelį visas moteris ir palinkėti, kad jūsų veiduose skaistusi šypsenos kaip šių tulpių žiedai. Labą dieną. Labą dieną. Jurgita? Taip. Jurgita. Va tokia daina yra. Kokia tu žiauri. Bet ne žiauri Jurgita yra, nes jūs, Jurgita, mūsų Dzūkijos veido žaidime komentaruose pažymėjo jūsų vyras. Taip. Tai va, ir jums laimėjo puokštę tulpių. Kovo 8-osios proga. Tai norim juos įteikti ir pasveikinti su kovo 8-ąja. Žinom, kad nebuvom pirmieji, nesam pirmieji, bet tikimės, kad būsim, na, bent jau prieš paskutiniai, nes vyras greičiausiai su vakarienė gražiai irgi jūs pasitiks. Tikiuosi. Sveikiname jūs. Ačiū labai, nu. Labai džiaugiuosi. Ar dažnai vyras daro staigmenas? Nu, padaro, o dabar jau tikrai nustebino. Bet aš taip suprantu, kad vyras daugiau turi laiko Facebook'e, socialinėse tinkluose leisti negu jūs. Nu, turbūt. O gerai, ar ne, kai vyras turi tiek laiko ir gali žaidimuose dalyvauti? Nu, tai va. Na, bet visi šeima, o ne iš šeimos, tai dar kartą sveikinam visas moteris su kovo 8 ir jum irgi linkim gražios kovo 8-osios, ir ne tik kovo 8, o šiaip dažnai dovanoja gėles? Ar tik tais išskirtiniam progom? Ne, ir neprogom. Nu, nuostabus vyras, tai linkim visoms mūsų žiūrovėms turėti tokį vyrą kaip Jurgita. Taip, nuostabus. Ačiū.